Sveiki! Žolinių dieną su jumis ir vėl Zaborės naujienos, bei aš, Raimonda Zaborė. Klaipėdos universiteto ligoninės vadovybė sako, kad sistema veikia. Pacientai pasakoja, kad joje bando išgyventi. O Klaipėdos universiteto ligoninės steigėjai, Sveikatos apsaugos ministerija ir Klaipėdos universitetas neturi teisės likti tik žiūrovais už atlygį, kai sistema nebeveikia. Į mano reportažą iš Klaipėdos universiteto ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriaus sureagavo regis vienintelė 15 min portalo žurnalistė Aurelija Jašinskienė. Įkeliu nuorodą į video reportažą. Klaipėdos dienraščiuose tyla. Ar stebina? Manęs nebe. Juk kaip jau esame girdėję iš Klaipėdos mero lūpų, mūsų mažame miestelėje yra charizmatiškasis ligoninės direktorius Audrius Šimaitis. O mano nuomonė, Klaipėdos spaudoje finansuojamos tik pozityvios naujienos. Na, dar šiek tiek aprašomi nepatogieji. Čia paliksiu daugtaškį ir šypseną. 15 min pakalbino Klaipėdos universiteto ligoninės skubiosios medicinos pagalbos klinikos vadovą Marių Eliką. Ta patį vadovą, kurį mano reportaže minėjo traumatologijos rezidentas. Rezidentas atvirai kalbėjo ne tik apie darbo sąlygas, milžiniškus pacientų srautus, bet ir apie savo atlyginimą bei santykius su vadovybė. Ir čia prasideda įdomiausia istorijos dalis. Kol medikai skęsta pacientų srautuose, ligoninėje yra apie 200 administracijos darbuotojų vadybininkų, o mano turimais duomenimis dalies jų atlyginimai gerokai lenkia eilinių medikų rezidentų darbo užmokestį. Ką duoda tokia administracinė armija pacientui? Klausimas atviras. Juolab, kad viešai Okredo skelbiamuose 2025 metų duomenyse matome neįtin jaukų paveikslą. Ligoninės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia arti 26 milijonų eurų. Dar visai neseniai prieš kelias dienas ligoninė padengė apie 1,5 milijono eurų skolą sodrai. Todėl klausimas labai paprastas. Kaip viena didžiausių Lietuvos gydymo įstaigų valdoma, jeigu milijoninės pajamos eina greta dešimtimis milijonų skaičiuojamų įsipareigojimų, o pacientui kartais neužtenka net žmogaus, kuris laiku prieitų ir numalšintų skausmą. Marius Elikas 15 min teigia, skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas pabrėžia, kad teiginys, jog Klaipėdos universiteto ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje budi tik vienas gydytojas, nėra teisingas. Nakties metu skyriuje dirba 4 gydytojai, o dienos metu priklausomai nuo pacientų srauto ir darbo organizavimo daugiau. Traumų poste visą parą įprastai dirba vienas gydytojas ir poreikiu esant skiriamas papildomas gydytojas. Čia pateikiau tikslę citatą. Išversiu iš administracinės kalbos šią citatą į žmonių kalbą. Mano reportaže rezidentas iš esmės ir pasakoja. Kitose skyriaus grandyse gydytojų yra, tačiau traumų poste jis lieka vienas. Vienas. Ir jo pasakojimu perima dar maždaug 30 pacientų likusių po dieninės pamainos. Taigi kur čia paneigimas? Jeigu skubios pagalbos centro vadovas sako, kad traumų poste visą parą įprastai dirba vienas gydytojas, tai kuo tai prieštarauja rezidento pasakojimui, kad jis ten buvo vienas su 10 pacientų. Atvirkščiai, man tai skamba kaip problemos patvirtinimas. O frazė esant poreikiui skiriamas papildomas gydytojas kelia dar vieną klausimą. Kiek pacientų turi susikaupti, kad administracija pagaliau pripažintų, jog tas poreikis jau atsirado? 30, 40, 50, o gal 100? Ar reikia laukti, kol koridoriuje nebeliks kur pastatyti kėdės, o koridoriuose alps kenčiantis pacientai? Beje, gydytojas rezidentas mano reportaže teigia, jog niekas nepasikeis. Ir čia dar viena
Centro vadovo Mariaus Eliko citata. Skyriuje pacientai priimami ne pagal atvykimo laiką, o pagal jų būklės sunkumą. Atvykus pacientui atliekamas pirminis jo būklės vertinimas ir nustatoma skubumo kategorija. Būklė vertinama ir laukimo metu. Esant skausmui pagal poreikį skiriami vaistai nuo skausmo, o traumų atvejais imobilizacija ir kitos reikalingos pirminės pagalbos priemonės. Skamba puikiai popieriuje. O dabar tai, ką mačiau savo akimis. Mano reportaže matomas žmogus Petras su akivaizdžiai stipriai traumuota blauzda apie 4 valandas laukia kentėdamas skausmą. Ir žinote, kada situacija pajudėjo? Kai aš pati koridoriuje sutikusi slaugytoją atsivedžiau ją prie kenčiančio žmogaus. Tik tada Petras buvo nuvežtas į kabinetą, gavo nuskausminimą, vėliau į procedūrinį kabinetą, kur koja buvo imobilizuota ir galiausiai pateko į skyrių. Ryte jo laukia operacija. Todėl skaitant, kad būklė vertinama ir laukimo metu, bei esant skausmui skiriami vaistai, man kyla labai paprastas klausimas. Kodėl tą darbą, tą vakarą turėjau inicijuoti aš? Pašalinis žmogus su telefonu rankoje. Aš nesu gydytoja, slaugytoja ar ligoninės administratorė, nesu pacientų srautų koordinatorė. Aš tiesiog buvau žmogus, kuris pamatė kitą kenčiantį žmogų. Lygiai taip pat aš pati pasiūliau 9 valandas laukiantiems pacientams paskambinti į Kretingos ligoninės skubios pagalbos skyrių ir paklausti, ar juos galėtų ten priimti. Jie pasiskambino ir išvažiavo į Kretingą. Tai kas tą naktį realiai koordinavo pacientų srautus? Sistema ar patys pacientai? Beje, sekantį rytą aš kalbėjau su Kretingos ligoninės direktoriumi Romaldu Sakalausku. Jis skundėsi ligonių kasų elgesiu. Ir vėl beveik 1 milijono eurų ligonių kasa nemoka Kretingos ligoniniai. Čia ta garsioji frazė – nemokama už suteiktas virškvotinės paslaugas. Visuomeniai ir man, besigilinančiai jau keletą metų į betvarkės sveikatos sistemoje, nesuprantama, ką reiškia virškvotinės paslaugos. Kas yra tie, kurie nustato tas kvotas? Ar žmonės mokėdami sveikatos mokesčius mato eilutę, kiek už tuos mokesčius jiems bus suteikta paslaugų? O ką sako Konstitucija? Bet čia jau sekančio reportažo tema. Beveik prieš 3 metus Klaipėdos universiteto konferencijų salėje vyko posėdis su tuo metu dar atskirai veikusių, o vėliau sujungtų ligoninių vadovais. Jau tada buvo keliamas skubios pagalbos skyrių darbo organizavimo klausimas. Praėjo beveik 3 metai. Ligoninės sujungtos. Administracinė struktūra sukurta. Reformos įvykdytos. O pacientas? Pacientas kaip laukia, taip ir laukia. Bet taip blogai kaip dabar nebuvo niekada. Tik dabar šalia turime ir milžiniškus finansinius įsipareigojimus. Ir natūraliai užduosiu klausimą. Tai ką pacientui davė šis ligoninių sujungimas? Mano reportaže rezidentas pasako dar vieną labai svarbią mintį. Jeigu skubios pagalbos skyrius tokiu tempu dirbtų kiekvieną dieną, ligoninėje neužtektų lovų. Ir čia atsiveria dar viena problemos pusė. Lovų skaičius mažintas, vis daugiau paslaugų perkeliama į dienos chirurgiją ir ambulatorinį gydymą. Tad kyla nepatogus klausimas, ar mes vis dar turime 3 lygio daugiaprofilę klasterinę ligoninę, ar po gražiomis iškabomis pamažu kuriame milžinišką polikliniką su dienos chirurgija. O kas vyko tą naktį, kai išvažiavau? Istorija tuo nesibaigė. Vėliau dalis atvežamų pacientų buvo nukreipiami į Palangos ligoninę. Man pateikta informacija, kad jauna moteris turėjusi ginekologinių problemų taip pat buvo nukreipta į Palangą, nors ten nėra visa reikalinga ginekologinė pagalba galinčio užtikrinti gydytoją. Jeigu ši informacija pasitvirtins, norėčiau labai konkretaus Klaipėdos universiteto ligoninės vadovybės atsakymo. Kas priima sprendimą, kur nukreipti pacientą
ir kas atsako už tai, kad siunčiamoje gydymo įstaigoje iš tikrųjų būtų galima suteikti jam reikalingą pagalbą. Ta naktį mano turimais duomenimis budėjo ir gydytojas Džemal Musa. Dėl viešoje erdvėje skelbtos informacijos apie jo ankstesnę profesinę veiklą Australijoje bei licenzijavimo aplinkybės atskirai kreipsiuosi į atsakingas institucijas. Nes čia jau kalbame ne apie vieną gydytoją, o apie sistemą. Kaip Lietuvoje tikrinama iš užsienio atvykstančių gydytojų profesinė istorija, kvalifikacija, ankstesni drausminiai sprendimai ir dokumentai. Po reportažo mano asmeninė pašto dėžutė pradėjo pildytis istorijomis. Ir viena jų mane privertė sustoti. Moteris pasakojo apie vyrą sergantį kasos vėžiu. Jam pradėjo stipriai skaudėti koją. Blauzda sutino, onkologė įtarė trombozę ir išsiuntė į Klaipėdos universiteto ligoninės skubios pagalbos skyrių. Į ligoninę jie atvyko maždaug 9:30. Paimtas kraujas ir prasidėjo laukimas. Žmona visėjo klausti, kada vyrą apžiūrės gydytojas, nes žmogaus būklė blogėjo. Pasak jos, kraujagyslių gydytojo teko laukti kelias valandas. Kai jis pagaliau atėjo, koja jau buvo smarkiai sutinusi. Diagnozė – giliųjų venų trombozė. Tačiau tuo viskas nesibaigė. Vyro veidas, žmonos žodžiais, tapo melsvai baltas. Jis jautėsi labai blogai. Atliktas kompiuterinės tomografijos tyrimas ir dar viena diagnozė – plaučių embolija. Į vidaus ligų skyrių vyras pateko tik maždaug 17 valandą. Žmogus sirgęs kasos vėžiu su giliųjų venų tromboze ir plaučių embolija. Kelios valandos laukimo. Vėliau būklė vėl blogėja. Greitoji jį nuvežė į Kretingą, iš ten į Klaipėdą. Žmona pasakoja, kad iš pradžių pablogėjimą bandyta sieti su progresuojančia onkologinė liga. Tačiau ji nesutiko. Reikalavo įvertinti stiprų galvos skausmą, tai, kad vyras nebepastovi ant kojų. Buvo atliktas kompiuterinis tyrimas ir tada gydytojas grįžo su dar viena žinia – insultas. Galiausiai vyras pateko į slaugą. Po 4 parų jo gyvenimas baigėsi. Ir jo žmonos laiške yra sakinys, kuris mano manimu pasako apie mūsų sistemą daugiau nei 10 ministerijų prezentacijų. Pats priėmimo gydytojas labai atsiprašė dėl sistemos, bet jis pats pasakė, kad yra bejėgis. Štai čia ir yra esmė. Aš nekaltinu gydytojų, priešingai. Kai gydytojas pats pacientui sako esantis bejėgis prieš sistemą, vadinasi problema jau seniai nebėra vieno gydytojo problema. Tai sistemos problema. Sistemos, kurioje vienas rezidentas gali likti su 10 pacientų. Sistemos, kurioje pacientas kenčia koridoriuje. Sistemos, kurioje artimasis turi kovoti, kad blogėjanti būklė nebūtų nurašyta pagrindiniai diagnozei. Sistemos, kurioje pacientai patys skambina į kitą miestą, ieškodami, kas juos priims. Ir sistemos, kurios administracija tuo pat metu gali paaiškinti, kad pagal kažkieno nustatytą tvarką viskas organizuojama tinkamai. Tik žmogaus skausmas kažkodėl į tą tvarką vis netelpa. Todėl ši istorija nesibaigė. Tai pirmoji dalis. Turiu daugiau žmonių liudijimų. Juos tikrinsiu, sisteminsiu ir viešinsiu. Bus klausimų Klaipėdos universiteto ligoninės vadovybei. Bus klausimų Sveikatos apsaugos ministerijai ir Sveikatos reikalų komitetui Seime. Bus klausimų institucijoms, kurios turi kontroliuoti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Ir dar bus labai konkretus klausimas. Kas prisiima atsakomybę tada, kai popieriuje sistema veikia, o koridoriuje žmogus kenčia valandas. Pratęsimas bus. Jeigu ir jūs turite dokumentais, išrašais, nuotraukomis ar konkrečiomis aplinkybėmis pagrindžiamą patirtį Klaipėdos universiteto ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriuje, rašykite man asmeniškai, nes viena istorija gali būti klaida. 10 istorijų jau signalas, o 100 panašių istorijų gali parodyti sistemą tokią, kokia ji yra iš tikrųjų.
Jei manote, kad Zaborės naujienų kanale teikiama informacija svarbi visuomeniai, dalinkitės ir komentuokite, rašykite ir pasakokite. Gal taip politikai ir valdininkai supras, jog jau atėjo laikas, kai visuomenė nebesutinka su betvarke ir užlūžusia sveikatos sistema. Jau nuo rugsėjo visos naujienos bus skelbiamos mano YouTube kanale Zaborės naujienos. Prenumeruokite kanalą ir gražaus jums savaitgalio.